aktyvumo ir dėmesio sutrikimas, arba dar kitaip žinomas kaip ADHD. Na, kaip jūs galvojat, kada dažniausiai vaikams yra diagnozuojamas ADHD? Būtent tada, kai vaikas pradeda lankyti mokyklą. Pačiuose pirmuose metuose, tai kažkur pradinėse klasėse dažniausiai yra diagnozuojamas šitas sutrikimas. Kodėl? Ogi būtent todėl, kad vaikas susiduria tada su kažkokiais naujais iššūkiais, nauja sistema, kuri iš jo reikalauja tam tikrų savybių, kurias ADHD vaikams labai sunku yra įvykdyti arba turėti tas savybės, arba kažkaip jas auginti savyje. Tai būtent šiandieną pakalbėsime apie ADHD ir mokymasi, su kokiais iššūkiais vaikai susiduria, kokios to pasekmės ir galbūt galima kažkaip vaikui padėti ir kad sumažinti štai tas pasekmes. Tai svarbu suprasti, kad kai vaikas susiduria su problemomis ir jis turi aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, jam gali būti sunku skaityti, jam gali būti sunku skaičiuoti, jis gali prastai susikaupti ir atrodyti, kad nesiklauso to, ką sako mokytoja. Bet iš tikrųjų tie visi dalykai nėra susiję su jo protiniais gebėjimais, tuo, ką jis gali ar ko jis negali iš tikrųjų išmokti. Ten, pavyzdžiui, tai nereiškia, kad vaikas turi disleksiją būtinai. Tai nereiškia, kad vaikas tingus, kad vaikas neprotingas. Visiškai šitus dalykus reikėtų atmesti kaip pirminę kažkokią priežastį ir galvoti būtent iš ADHD trikdžių perspektyvos. Tai pirmiausiai mes pakalbėsime apie vykdomųjų funkcijų trūkumą, kuris labai stipriai gali įtakoti ADHD vaiko mokymasi, tuomet apie dėmesio sutelkimo sunkumus ir jų įtaką ir impulsyvumo, tokią problemą ir įtaką, kurią jis daro vaiko mokymuisi. Iš to dar aišku seka, kad tai yra susijęs su netinkama mokymosi sistema. Būtent šitie iššūkiai labai ryškus yra toj klasikiniai mokymosi sistemoje ir labai liūdna, bet motyvacijos stoka. Šito labiausiai turbūt norėtume visi išvengti, kad vaikui išliktų meilė mokytis, kad jis būtų motyvuotas, tačiau visame šitame mūsų debesėlių kontekste tikrai labai sunku tai padaryti. Deja. Tai pirmiausiai vykdomųjų funkcijų trūkumas. Vienas iš pagrindinių ADHD bruožų. Ką jis daro? Pirmiausiai, jis labiausiai veikia organizavimą ir planavimą. Šitos savybės yra super reikalingos vaikui mokykloje ir jos yra apsunkintos. Taigi, pagrindinės tokios problemos gaunasi, kad sunku organizuoti mokymosi medžiagą vaikui. Tai sunku tiesiog susigaudyti, kur čia kas, ką čia skaityti, ką čia užsirašyti, ką čia įsiminti, kas svarbiau, kas nesvarbiau. Visas toks pasidaro šiek tiek chaosas, neorganizuota mokymosi medžiaga. Tada dėl šitų būtent vykdomųjų funkcijų trūkumo sunku sekti užduotis, jų instrukcijas. Tai jeigu mokytoja kažko vaiko prašo ir jis nepadaro tinkamai, tai gali būti būtent dėl to, kad jam sunku suprasti, ko jo prašo, nes tos instrukcijos galbūt buvo pasakytos per greitai arba kažkaip nesuskirstytos konkrečiais punktais ir dėl to vaikui tapo sunku jas įvykdyti. Efektyviai planuoti savo užduotis. Čia tiesiog kiek laiko tau užtruks jas atlikti, kad vaikas negalvotų, kad per 3 minutes galės paruošti 5 namų darbų užduotis ir visus panašius dalykus tikrai vaikams būna sunku, nors mums atrodo ganėtinai galbūt elementarus dalykas. Ir kas labai svarbu, pradėti užduotį. ADHD turintys vaikai, jų tėveliai tikriausiai jau esat susidūrę ir pastebėję, kad vaikas vilkina atlikti užduotį, sėdi arba neina, arba užsiima kažkokiam kitom veiklom, tikrai kuo toliau stengiasi nukelti tą užduotį. Tai irgi būtent vykdomųjų funkcijų dėka. Iš to mums išplaukia, kad vaikas gauna
nepilną mokymąsi, praleidžia kažkokias užduotis, pamiršta kažkokią medžiagą, sunku laikytis terminų, pasiruošti atsiskaitimams, laiku padaryti namų darbus ir viskas toks gaunasi tiesiog kažkoks chaosas ir sutrikdytas tas mūsų mokymasis. Antroji didelė problema – dėmesio sutelkimas. Dėmesio sutrikimas sutrikdo mūsų mokymasi tikrai, nes vaikas pusės neišklauso, kažkur, jeigu mokytoja pasakoja tiesiog nepertraukiamų srautų, tai vaikas tiesiog kažkuriomis dalimis išsikirps, išsimes save į kažkokius kitus dalykus ir tada jis liks pusės neišgirdęs iš tikrųjų. Tai sutrikdys jo įsitraukimą į pamokas ir užduoties atlikimą iki galo. Vaikas galbūt tiesiog pames savo dėmesį, užduoties laikas pasibaigs ir vaikas liks nepadaręs užduoties ir tarkim gaus prastesnį pažymį. Tai tikrai šitaip jis gali praleisti svarbią informaciją, atsiras kažkokios mokymosi spragos, sumažės dalyvavimas pamokose ir iš to turbūt automatiškai galima matyti, kad tiesiog jis praras daug galimybių išmokti kažką, kur, pavyzdžiui, jis galėtų, jeigu mokymosi sistema būtų šiek tiek labiau pritaikyta, arba jeigu jis neturėtų štai šitų ypatingų smegenų tiesiog savybių. Ir galiausiai pats liūdniausias dalykas – vaikui susiformuos neigiama mokymosi patirtis. Vaikui mokymasis pasidarys po truputėlį liūdnas reikalas, kančia ir tikrai nieko ten smagaus, nieko malonaus ir nieko įdomaus. Trečias dalykas, trečias labai svarbus trukdis, sakykime, šitam tradiciniam mokymuisi yra impulsyvumas. Impulsyvus vaikas, jam sunku nuosekliai mokytis, tai yra jis gali, pavyzdžiui, norėti staiga eiti jau kažką kitą daryti, jam nusibos tai, ką mokytoja kalba. Matot, kitas aspektas parašytas teigiami socialiniai santykiai yra iššūkis, kaip tai susiję su mokymusi. Ar niekaip galbūt nesusiję. Bet iš tikrųjų tai labai susiję. Įsivaizduokit, net ir jums suaugusiems, esant kažkokioj aplinkoj, tikrai smagiau ir geriau dirbti, pavyzdžiui, jeigu jūsų kolegos yra draugiški, palaikantys, noriai su jumis bendrauja, noriai komandiškai dirba, ar ne? Tai įsivaizduokit vaikui, kuris susiduria su tais pirmaisiais tokiais savo socialiniais santykiais, nuo kurių tu negali išeiti, pabėgti, ar ne, tau reikia su jais būti, dirbti ir tavęs niekas nenori komandoje, visi laiko tave, kad tu trukdai, ten kažkokie tokie dalykai, niekas su tavim nedraugauja galbūt, tiesiog laiko tave galbūt net neprotingu, šaiposi gal net. Tai įsivaizduokit, kaip tai turėtų apsunkinti mokymosi aplinką ir automatiškai sukurti tą sunkumą mokytis. Taip, tai čia labai svarbus dalykas iš tikrųjų. Tada persijungimas tarp veiklų. Persijungimas tarp veiklų tai reiškia, kad vaikas arba kaip tik labai nori persijunginėti tarp veiklų, arba kaip tik labai nenori. Kartais būna vaikui su ADHD kaip tik tas hiperfokusas, kur jis tiesiog nori veikti tą patį, o mokytoja jau sako eiti prie kitos užduoties. Ir tada vaikui nemalonu, jis nori pabaigti, gaunasi frustracija ir trukdosi visas mokymasis. Nurodymų laikymasis. Nurodymų laikymasis, tai čia, ką mokytoja būtent prašo padaryti, kokia yra konkreti užduotis, galbūt, kad dabar reikia būtinai sėdėti arba kažką daryti, o vaikui norisi, pasivaikščioti šiuo metu ar kažkokie tokie dalykai, tai tikrai irgi trukdo mokytis mokykloje. Iš to kartu susijus yra savikontrolė, nes iš tikrųjų daugumai vaikų mažesnių norisi ir pavaikščioti ir dar kažką padaryti, tačiau jie turi galbūt stipresnę tą savikontrolę, tai jie save sutvardo ir jie susikaupia ir jie gali kažką padaryti. O ADHD vaikams, tai yra nepakeliamai sunku, jie negali iš tikrųjų savęs taip labai sukontroliuoti. Ir iš to gaunasi štai šitie visi dalykai, šitos visos problemos, kurias jūs matot. Tai ir pertraukiai mokymosi, užduočių pertraukiai, prasti santykiai, lankstumo ir prisitaikymo trūkumas ir toks neišsamus, momentinis, tik tai kažkoks supratimas mokymosi medžiagos.
visų šitų dalykų viršūnėje yra mūsų netinkama mokymosi sistema, kuri yra būtent nepritaikyta vaikams su ADHD. Iš tikrųjų, net jeigu mokytojai yra bendradarbiaujantis, net jeigu mokytojai yra padedantis, vis tiek bendra mokymosi sistema yra pritaikyta tam, sakykime, vidurkiui, ar ne, vidutiniam vaikui, kuris neturi kažkokių specifinių, iššūkių, neturi kažkokių specifinių ir labai aukštų gebėjimų, tiesiog tas vidurkis yra mūsų mokymosi sistemos tikslas. Taip. Ir mūsų vaikai su ADHD, kurie turi kitokią nervų sistemą, kurių smegenys veikia kitaip, kurie yra labiau, jų varomoji jėga mokymosi yra susidomėjimas, jie toje sistemoje tikrai kenčia ir mokymosi nesimėgauja, tos mokymosi sėkmės nepatiria. Iš to ateina motyvacijos stoka. Ir jeigu mes užleidžiame, jeigu mes toliau vaikui liepiam mokytis vien tik tuos mokyklos dalykus ir sakom, kad jeigu jis jų nemoka, tai jis jau čia kažkoks tingus, arba tu susijimk ir padaryk, tai ta motyvacijos stoka vis auga ir tas didelis debesys mūsų motyvacijos stokos tada jau užgožia viską ir jau tada būna sunku visiškai pro jį prasimušti, jeigu ypatingai ateinam iki paauglystės. Tai kuo anksčiau mes pradėsime su vaiku užsiimti papildomais dalykais, sakykime taip, sukurti jam, net jeigu jis, pavyzdžiui, mokykloje neturi to mokymosi džiaugsmo, tai sukurti jam tą papildomą mokymosi džiaugsmą kažkur namuose, būreliuose, užsiėmimuose, kad jis tikrai patirtų tai, ką reiškia mokytis įdomiai ir ta motyvacija, tegul jos nebūna mokykloje, sakykime taip, bet ji bus tada jam asmeninė motyvacija. Kartais tokia dar geresnė.